Buvo kaimas. Ir kaimo nėra. Jį sudegino gyvą. Su tais, kur turėjo gyventi. Su tais, kurie turėjo mirti. Ir su tais, kurie turėjo gimti. Buvo kaimas. Ir kaimo nėra. Netiesa. Šitas kaimas yra. Jis dega ir šiandien. Ir degs iki tol, kol gyvi bus jo padegėjai. Prasiskirkite liepsnus. Aš noriu pažvelgti į tuos, kurie dega. Tas vaikinas, ar ne jis man anadien kalbėjo? Man gyvenimas reikalingas tam, kad galėčiau gyventi. Kiek nedaug. Ir kiek daug jis norėjo. Broli mano, vienmetį mano. Ir kodėl? Ir kodėl tu nepasakei, man gyvenimas reikalingas tam, kad galėčiau kovot. Oi, kaip karšta krūtiniai. Gal tai dega mano širdis. Deg širdie. Tu privalai degti, kad nebūtų deginami žmonės. Gyventojų ir genocido rezistencijos tyrimo centro generalinį direktorių daktarą Arūną Bubnį. Gerbiami minėjimo dalyviai, jau tampa tradicija, kad mes kiekvienais metais sausio pabaigoje arba vasario pradžioje susirenkame paminėti Kaniūkų tragedijos metinės. Šįmet tai jau 82 metai nuo šios tragedijos. Norėčiau pirmiausia padėkoti minėjimo organizatoriams ir Tautos forumui ir Nacionalinio susivienimo Vilniaus skyriui, kurie imasi organizuoti šią gražią minėjimo akciją, nepaisandami taip vadinamo politinio korektiškumo, nepaisydami to, kad būna kritikos daugiausiai iš liberalių sluoksnių ir kitų sluoksnių, vis tik tai mes minime šią tragediją, kurios prieš istoriją sąlygos buvo tokios, kad 43 metais vasarą ir ypač rudenį Vilnijoje, ypač šiuose kraštuose, Šalčininkų, Eišiškių ir kitose apylinkėse pradėjo aktyviai veikti sovietiniai, taip vadinami partizanai, kurie bazavosi daugiausia Rūdninkų girioje. 44 jau pirmoje pusėje jų padaugėjo iki 2000 tų raudonųjų partizanų. Ir tokia masė žmonių, aišku, jie galvoja, kaip čia išsilaikyti, kaip išgyventi, o kadangi vietinių gyventojų paramos jie neturėjo, tai ėmė vykdyti vadinamas rekvizicijas, o paprasta kalba šnekant, plėšikauti. Eidavo po kaimus, atiminėdavo maistą,
atiminėdavo gyvulius, varydavosi į mišką, o tuos, kurie nepaklusdavo, kurie bandydavo priešintis, arba primuždavo, arba ir nušaudavo. Taigi, esant tokiai situacijai, buvo nuspręsta 43 pabaigoje kurti kaimų savisaugos būrius. Ir šituose aplinkiniuose kaimuose buvo vyrai savo savigynai steigė savigino būrius. Toks būrys buvo įkurtas ir Kaniūkų kaime 43 pabaigoje ir matau ant paminklo užrašytą Varanio pavardę. Tai tam pirmajam būriui, būtent Kaniūkų savigynos būriui vadovavo Varanis ir matau nužudytus šeimos narius. Aš taip spėju, kad tai būtent šito kaimo savigynos būrio vado, reiškia, šeimos nariai buvo nužudyti raudonųjų partizanų per 44 sausio 29 dienos akciją. Nenoriu minėti tų visų žiaurių scenų, kurias aprašė patys tie vadinami sovietiniai partizanai. Ir jie, kaip sakoma, išleido užsienyje, Amerikoje ir kitur savo prisiminimus anglų kalba ir nesigėdėjo ten prisipažinti tas sadistinės scenas, ką jie darė su žmonėm. O tie partizanai tai buvo įvairių tautybių, bet daugiausia tai buvo žydų tautybės asmenys, pabėgę iš Kauno ir ypač iš Vilniaus geto. Būtent jie, kaip sakoma, ir įvykdė šitą baisę Kaniūkų egzekuciją kaimo, nes buvo sudegintas kaimas, buvo šaudomi gyvuliai, buvo šaudomi žmonės, 38 pavardės mes matome iškaltas ant paminklo, bet galbūt tai nėra galutinis skaičius. Žodžiu, tie sovietiniai partizanai keršijo Kaniūkų kaimų už tai, kad jie stengiasi apsiginti nuo plėšikavimo, trukdė laisvą jų judėjimą apylinkėse ir tai buvo parodomoji akcija, kad mes taip padarysim, kad visi bijotų, kad nenorėtų steigti savo savigynos būrius. Tai bus pamoka ir šitam kaimui, ir aplinkiniams kaimams, kad žmonės bijotų, kad darytų taip, kad remtų, duotų maisto ir kitą šitiem raudoniesiems partizanus. Taigi, ko man pasigendu, tai bet čia ir mūsų, ir valdžios dėmesio, ir galbūt pasigėsčiau dar ir manyčiau, kad reikėtų padaryti stendą, pažintinį stendą šitoje vietoje, lietuvių ir anglų ir galbūt lenkų kalbom, kurioje būtų aprašyta Kaniūkų kaimo tragedija ir jos kaltininkai. Tada galbūt atvykstantiems ir užsieniečiams, aš taip suprantu, daugiausia galbūt tai būtų Lenkijos piliečiai, kurie galėtų trumpame tekste su nuotraukomis, su faktais susipažinti su šito kaimo tragedija. Šito kaimo tragedija buvo pati didžiausia vokiečių okupacijos metais, kurią įvykdo sovietiniai partizanai, bet buvo ir kitų kaimų. Buvo ir Bakaloriškės, ir Daržininkai, kur sovietiniai partizanai taip pat vykdė egzekucijas taikių gyventojų atžvilgių. Ir manau, kad šito mūsų, taip pat ir mūsų genocido rezistencijos tyrimo centro uždavinys yra paminėti ne tik Kaniūkų, bet ir kitų kaimų, reiškia, tragedijas aplinkinių kaimų. Vieną gerą darbą mes padarėme prieš porą metų, tai Alytaus rajone Klepočių kaime pastatėme memorialą NKVD nužudytiems, bet jau 44 metų gruodžio mėnesį jau NKVD nužudytiems, reiškia, taikiems Klepočių gyventojams, kurių irgi buvo panašiai tiek, kiek čia buvo nužudyta Kaniūkų kaime. Tai žodžiu, ta atmintis, aš manau, ji turėtų būti dar labiau sustiprinta. Labai džiugu, kad ir Seimo narys Valdas Rakutis atvyko, kad rodo dėmesį, bet žinoma, mes norėtum visi, kad tai būtų ši tragedija pagerbiama aukštesnių lygių, galbūt net vyriausybių vadovų lygių, nes tikrai tai yra čia ir mūsų, ir Lenkijos, ir Lenkų tautybės žmonių. Galbūt ateis laikas, kai čia atvyks Lietuvos ir Lenkijos prezidentai ir padės vainiką žuvusiems, nužudytiems šito kaimo gyventojams.
Tai ačiū visiems atvykusiems, nepabijojusiems šalčio ir tikiuosi, kad gal kitais metais tas mūsų minėjimas bus dar gausesnis. Ačiū. Dabar norėčiau paprašyti žodį, kad tartų Seimo narys profesorius Valdas Rakutis. Gerbiami susirinkusieji, vakar buvau renginy kitoj Lietuvos visai pusėje, Mažeikiuose. Ir ten teko kalbėti apie Povilą Plechavičių, apie jo veiklą nepriklausomybės kovose. Ir žinot, kada važiuoji tos pačios kelionės metus, taiga supranti, kad ten daug bendrų dalykų. Nes Plechavičius nebuvo žmogus, kuris tenai tuoj tapo karininku, generolu, kaip mes įpratę jį matyti. O tai buvo iš pirmo pasaulinio karo grįžęs žmogus po 4 metų karo, kurio paprašė vietiniai gyventojai apginti nuo įvairaus plauko plėšikų, bolševikų ir kitokių dezertiravusių kareivių, kurių kaip tik po pirmo pasaulinio karo buvo labai daug. Ir jis organizavo savisaugos būrį iš ten 2 pėstininkų padalinių, nedidelės kavalerijos, gavo iš vokiečių ginklų, iš Golco. Ir žiūrėkit, tas pats čia vyksta. Tas pats savisaugos dalinys ant tos pačios sienos. Patys vyrai susiorganizavo apsiginti nuo to elemento, kuris neatstovauja nei jokiai valstybei, atstovauja dažniausiai save, o dar blogiau atstovauja keršto idėją. Čia yra keršto idėjos pasireiškimas. Nes tose aprašymuose detaliuose, apie kurios Arūnas nepasako, yra labai detaliai parašyta, kad tie, kurie žudė tos taikius gyventojus, tame tarpe vaikus, jie garsiai išsakė kerštą už savo gentainių mirtį Kaune ar Vilniuje, bet tiesiog tai buvo keršto akcija. Ir tie, kurie užrašė, tai jie nebuvo iš tų keršytojų ir juos jau tas labai sukrėtė ir sukrėtė visus dalykus. Nelabai nori apie tai kalba tie patys partizanai, tas nutylimas buvo reikalas arba tai paminimas, kad jau kitaip negali padaryti. Tai dabar toksai klausimas yra, ar šiandien čia nėra pasienis? Ar šiandien čia yra ramu? Taip atrodo ramu, keli kilometrai. Bet mes žinom, kas dabar vyksta. Kaip didėja ta įtampa, kaip žmonės skirstosi pagal kultūras, pagal tautas, pagal religijas, pagal orientacijas. Ir labai yra svarbu suprasti, kad tas neramus laikotarpis, kuris ateina, aš tai vadinu kartais preliudija karui, jis visą laiką sudaro sąlygas atsiskleisti geriausiam ir blogiausiam žmonių savybėm. Nes dingsta policija, dingsta kontroliuojančios institucijos, ir žmogus daro tai, ką jisai nori, kas jo viduje yra. Ir tai atrodo nepaveiksmas dalykas, bet iš tikrųjų, kas sulaiko žmogų, jo vidinė kultūra. Mes turim labai daug aprašymų, kada egzekucijos vykdytojai gali pasielgti humaniškai, arba tas, kuris neturi jokio įgaliojimo, žudo žmonės be gailesčio. Ir visa tai priklauso nuo kultūros. O kultūrą formuoja tokie renginiai, kaip mes čia susirinkom. Nes pasirodo, kada žmogui tenka rinktis tarp gyvybės ir mirties, kada jis turi atlikti savo pareigą, jisai paklausia, o kas po manęs liks. Vieni palieka vaikus, o kiti nieko nepalieka, nes dar labai jauni. Ir jeigu jie žino, kad vis tiek susirinks kada nors žmonės ir prie tavo kapo susirinks, kad ir šaltą dieną ir paminės tavo vardą, pakalbės apie situaciją, tai tavo šita auka turės kažkokią labai stiprią prasmę. Už tai jau labai senai renkasi žmonės, mini ir šitas mūsų toks pagarbos aktas, kuris vyksta, jisai turi likti ir ateityje aukštesniam lygiui, kaip gerai pasakyta yra, ir turi čia žmonės ateiti. O tas vadinamas politkorektiškumas, tai yra tų visų nusikaltimų globojimas ir slėpimas. Nes kada žmonės po daugelio metų pasijaučia esą kompetentingi nuspręsti, kurie aukos buvo teisingos arba neteisingos, tai rodo, kad jie jau neberodo pagarbos iš esmės. Nes mes turim turėti suvokimą, kad tie žmonės, kurie čia gynėsi, jie gynė save visų pirma, bet kažkuria prasme gynė ir Lietuvą. Gynė lietuviško kaimo pavadinimą. Nelaimingi žmonės gyvenę toje vietoje, kurie nematė smetoninės Lietuvos, kurie buvo persekiami visą Lenkų okupacijos laikotarpį. Bet jie išlaikė kaimo vienybę, nesusipyko. Tas yra labai aiškiai akcentuojama, kad tie žmonės, reiškia, kokių tautybių būtų, bet visi kalbėjo tą pačią kalbą ir kai reikėjo gintis, visus susivienė.
Tai čia, man atrodo, yra toks geras pavyzdys, kaip reikia mums ir šiandien daryti, kaip reikia tiesti tiltus, nustoti peštis dėl smulkmenų, kaip išlaikyti tam tikrą vieną stiprią lietuvišką liniją ir tada mes turim šansus išlikti. O jeigu kažkam ir nepasiseks ir pateks į tokią situaciją, kaip kad atsitiko, mes matom, kas vyksta Ukrainoje, tai po keleto dešimtmečių ar po keleto metų susirinks kiti lietuviai su vėliavom prie mūsų kapo ir pasakys gal keletą gerų žodžių. Tai tokia yra mūsų pareiga, tokia prasmė ir ačiū Jums, kad Jūs šiandieną čia atvykote. Ačiū Jums. Žodžiui noriu pakviesti Šaulių sąjungos Vilniaus kuopos vadą Kostą Ivanauską. Gerbiamas susirinkusieji, Genocidų tyrimų centro vadovė, Seimo nariai, kiti garbingi svečiai. Kalbėsiu savo asmeniniu vardu, esu Kostas Ivanauskas, Vilniaus Šaulių kuopos vadas. Iš tikrųjų, ta tragedija sukrečia visus. Kaip skaito Gaudentas, perskaito vaikų vardus, kuriame 3 metukai, 2 metukai. Vaikų žuvo apie 15. 15 vaikų. Iš tų 38 žmonių beveik 30% vaikai. Tai tikrai sukrečiantis dalykas, tai rodo karo nusikaltimas prieš civilius gyventojus. Buvo keršto akcija, kuri buvo nukreipta į ateinančias kartas, kurie neturės vaikų. Šitie vaikai neužaugins savo vaikų, neužaugins kitų žmonių, kurie matė tą tragediją. Tai tikrai žiaurus nusikaltimas. Panašius nusikaltimus vykdo Rusijos kariuomenė dabartiniu metu Ukrainoje. Kaip žinote, irgi kaimai griaunami, naikinami, žudami. Lygiai tas pats dalykas darėsi Sirijoje, kada Sirijos sovietinė kariuomenė irgi žudė taikius gyventojus. Alepo žudynės, Čečėnijos karas. Tai lygiai tos pačios Rusijos agresijos aukos. Na, ką mes kaip šauliai galim iš tikrųjų pakviesti tik tai kitus, jaunimą ir ne tik jaunimą, įvairių organizacijų žmonės, prisijungti prie tos organizacijos, kuri tikrai didelė yra ir apjungia įvairiausių politinių jėgų, politinių pažiūrų žmonės, taip pat ir įvairiausius žmonės, kurie turi negalią, turi gal ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie gali prisidėti prie Šaulių sąjungos veiklos. Ta organizacija apima ir dronų rengimą, knygų leidybą, kino filmų kūrimą, taip pat karinį rengimą. Na ir parama Ukrainai. Kaip žinot, Ukraina dabartiniu metu šala. Nešalam prie tokio šalčio didžiulio. Ukrainiečiai ištisom dienom, parom turi gyventi tokiam šaltį, kentėti. Tai ilgai nekankindamas, linkiu, kad tie renginiai pasikartotų, kad daugiau jaunimo susirinktų. Na, tuos dalykus mes pasakojame mokykloje, kaip šauliai, nuvykę į mokyklas, pasakojame. Nebijokit, mokiniai žino, kas tai yra kaniukai, kas Birželio sukilimas, kokia Lietuvos pasipriešinimo rezistencija. Ir kitą kartą susirinktume, kad mokyklos dalyvautų. Ačiū. Dabar norėčiau paprašyti žodį tarti Tautos forumo dalyvį, nacionalinio susivienimo Vilniaus skyriaus valdybos narį Eriką Černauską. Yra tokia frazė, kad karas nesibaigė tol, kol nepalaidotas paskutinis kareivis. Matyt, čia tinka ir šiam atvejui, kadangi aukos nėra deramai paminėtas. Apie šią tragediją per mažai žino Lietuvos žmonės. Blogiausia, kad viena iš įtariamųjų sau leido pasakyti, kad kaimas buvo nuramintas. Aš neįsivaizduoju, kas atsitiktų, jeigu mes tai pasakytumėm apie nužudytus paneriuose arba konclageriuose, koks kiltų triukšmas. Ir visą tai privalėjo žinoti Grybauskaitė, teikdama ordiną. Visą tai turėjo žinoti Nausėda, reikšdamas užuojautą, mūsų prezidentai. Taigi, dabar mes čia susirinkome ir pakartosiu tai, ką sakiau prieš 2 metus. Deja, apie tai, kas įvyko,
prisimename mes, prisimena dar kažkiek tai žmonių. Tačiau viso to nerodo mūsų LRT televizija, visuomeninė televizija, kurios pareiga būtų būti čia. Ir jeigu negalima daryti tiesioginio reportažo, tai bent kažką tai parodyti, kažką tai pasakyti. Aš nežinau, gal aš praleidau, nebuvau labai įdėmiai žiūrėtojas, bet aš per mūsų žiniasklaidos priemonės, kalbu tas didžiasias, negirdėjau nieko apie šią tragediją. Taigi, mūsų uždavinys dabar nešti tą žinią. Ir aišku, reikalauti atsakomybės. Žudikai, gyvi ar jau mirę, vis tiek turi būti įvardinti. Ačiū. Andrius Pleškūnas, operos ir baleto teatro solistas.